Sveiki visi. Šiandien kreipiuosi į jūs su prašymu tokiu neįprastu, šiaip paprastai dalinuosi visokiais skraidimo vaizdeliais, bet šiandien, tokia turiu ypatingą progą, kuo noriu pasidalinti, pasidžiaugti ir kai ką paprašyti. Kai kas žinot, kad prieš 2 metus dalyvau pasauliniam čempionate ultralengvų orlaivių. Va tokių, kaip matote, čia man už nugaros. Ir šiais metais vyks dar vienas toks pat čempionatas, vyks Anglijoje. Ir aš neplanavau dalyvauti jame. Reikėjo ten iš anksto ir paraiškas pildyti, ir finansavimus ten prašyti iš valstybės. Tai, žodžiu, nuo mūsų iš Lietuvos planavo važiuoti 2 pilotai, kuriems skirtas šioks toks finansavimas, startinis mokestis yra apmokėtas. Bet vienas iš tų pilotų negali dalyvauti dėl techninių priežasčių. Ir, kreipėsi į mane su prašymu, gal galėčiau kažkaip tai irgi sudalyvauti. Pasidėliojau atostogas, plius minus viskas gaunasi. Bet yra dalykų, kurie nesigauna ir kurių aš vienas pats negaliu sutvarkyti. Vat ką aš norėčiau jūsų pagalbos paprašyti, kreiptis, gal kažkas kažko galite prisidėti. Taigi yra keletas dalykų, kurie, pirma, tai tokie techniniai tokie, gal kažkas tai turit porai savaičių paskolinti priekabą. Tokia ne šiaip priekaba, bet specifinė priekaba, nes tai yra didelė transporto išlaidų dalis, kuri nėra iš niekur kompensuojama. Tai apie 400-500 eurų kainuoja nuoma. Tai gal kažkas tai turite ir išnuomotumėte pigiau. Priekaba reikalinga maždaug tokia kaip mažam lengvajam automobiliui vežti, bet jinai turi būti plokščia, kiek įmanoma. Gali būti panaši kaip kubilams vežti plokščia, bet ilgesnė. Bent 5 metrų kokių ar 4,5 ilgio, kad būtų. Tai, jeigu kas turit, kreipkitės. Kitas dalykas, pavėsinės reikia, nes mūsų kaip Lietuvos komanda neturi pavėsinės. Gyvensim palapinėse, aišku, ten be jokio viešbučio, nes viskas iš savo pinigų, o pavėsinės bendros tokios, kur pasistatyti stalą, gal kažkas tai galit paskolinti. Dar kas iš bendrų tokių dalykų, gal kas žinot, kas galėtų nebrangiai arba, kaip sakant, pasireklamuojant atspausdinti rekvizitus, nes reikės visokias atributikos spausdinti. Ir ant orlaivių, tarkim, jeigu randam kažkokių rėmėjų, reikia tų rėmėjų logo visokius spausdinti, tai kas ir kur galėtų tai padaryti. Nes jeigu visą tai daryti už pinigus, aišku, visą tai galima, bet visą tai, iš mūsų asmeninių sąskaitų, tai yra, tiesiog brangu. Tai jeigu atstovaujam Lietuvą, tai prašome ir jūsų visų palaikymo, ne vien tik tai, kad tai gultų ant mūsų tą visą finansinę naštą. Kitas dalykas yra žmogiškieji tokie ištekliai. Jeigu kas moka ir gali, sugebėtų marketingo tokią kompaniją, viešinimo kompaniją padaryti, nes video medžiagos kažkiek tai galim prifilmuoti. Idealiausia, aišku, kad kažkas važiuotų kartu, bet tai visą tai, aišku, brangiai kainuoja ir nėra iš ko visą tai finansuoti, tam niekas pinigų neskiria, bet šiaip šitas sportas nėra niekur reklamuojamas, mes patys viską iš savo pinigų užsakom paskui į televiziją, kad mes kažką laimėjom ir kažką parsivežėm. Tai norėtųsi, kad būtų, aišku, kitaip, tai tam reikia nuo kažko tai pradėti. Tai gal kažkas savo laiku, savo ruoštų norėtų prisidėti prie šito. Dar kitas dalykas, gal kažkas norėtų ir mokėtų video montuoti, nes kažkiek prifilmuosim, prifotografuosim, bet visą tai reikia apipavidalinti. Tie, kas dalyvauja varžybose, tai yra mes dviese 2 dalyviai, abu dalyvauja, filmuoti yra sudėtinga, varžybų metu iš viso telefono negalima turėti, tai reiškia tik tai prieš rungtį, po rungties kažką galima pafilmuoti. Tai apie kažkokius ten montavimus, Facebookus, platinimą varžybų metu, tiesiog galva užimta ne to. Tai norėtųsi, kad būtų žmogus, kuris tom užsiimtų. Toliau dar kitas dalykas yra tiesiog finansinis. Jeigu jūsų įmonė, pavyzdžiui, norėtų paremti ir kad jūsų logo atsirastų ant video, ant orlaivių, ant maikučių, ten kepuraičių, dar ant kažko tai, tai prašom, kreipkitės, būtų labai gerai.
Šiaip, kad įsivaizduotumėt, koks yra bendras finansinis poreikis, tai tokie dvi pagrindinės yra grupės, kur reikalingi didžiausi pinigai. Vienas dalykas yra transportavimas orlaivių į Angliją, tai minimum tai yra 1400 kažkur eurų. Čia aišku, be jokių viešbučių, čia tik tai priekabos nuoma ir kūras. Jokių tepalų, jokių mašinos remontų, mašinos nuomų, viskas čia iš savo pinigų. Čia tik tai kūras ir priekaba, kaip sakau. Jeigu imam keltą, kad greičiau nuplaukti, mažiau pavargę, vėl visą tai didėja kaina, ten jau iki 1800–2000. Kitas dalykas finansinis, kūras varžybų metu. Tai irgi vienam sportininkui tai kažkur 600–700 gal eurų. Pakankamai daug, tai tokie būtų tie pagrindiniai finansiniai poreikiai. Visa kita yra maistas, dienpinigius ten šiokius tokius dengia mūsų federacija, starto mokestį dengia federacija, tai visas kitas pasiruošimas, orlaivių paruošimas, techninė apžiūra, tarp kitko, ką padarėm šiandien, šitam, jeigu matote, tam juodam orlaiviui, techninę patikrą darėm šiandien, aišku, daug ką reikia dar padaryti, dasipirkti, pasikeisti, visą tai darom iš savo asmeninių lėšų, tai pagrindas, reiškia, transportavimas ir kūras varžybų metu. Jeigu kas norite prisidėti, be kažkokios reklamos irgi būtų puiku su reklama, irgi pabandysim kažkaip tai įkomponuoti. Tai tokie būtų poreikiai. Dalyvausim bet kokiu atveju važiuosim, kad ir kiek tai kainuotų iš savo pinigų. Taip kad jeigu galite prisidėti, būtų labai smagu. Dalinsimės rezultatais, vis tiek filmuosim, rodysim kiek įmanoma, kas ten vyks. Tai vyks Anglijoje, nuo Londono ten kokie 150–100 km. Ir tai vyks Liepos pabaigoj, rugpjūčio pradžioj. Apie savaitę vyks pačios varžybos, dar kelios dienos pasiruošimas. Tai apie porą savaičių vyks visas veiksmas. Tai ačiū už dėmesį, kas kuo turit kokių idėjų, rašykit, skambinkit. Džiaugsimės bet kokią pagalbą. Ačiū.